Tikslūs valdymo įgyvendinimai. Atliekant įprastą gyvenimo baigiamąjį žmogaus veiksmą, galutinį veiksmą, reikia suprasti intervalą nuo vieno veiksmo pabaigos iki kito pradžios. Pavyzdžiui, jūs perkeliate ranką į vieną šoną, tai yra vienas veiksmas, o rankos nuleidimas jau yra kitas veiksmas. Ir būtent atotrūkis tarp jų yra paskutinis veiksmas. Kai atliekate bet kokį kasdieninį galutinį veiksmą iš makro erdvės valdymo lygmenių, kuriame visi pasaulio įvykiai persitvarko į normą, tai yra, kai atliekate kokį nors veiksmą iškeldami užduotį, pavyzdžiui, išgelbėjimas pasaulio ir harmoningas amžino gyvenimo išvystymas. Ir tokiu būdu, atlikdamas žmogus vieną veiksmą, Dievas veikia per žmogų. O kai Dievas veikia per žmogų, žmogus gali nesunkiai atlikti įprastus kasdieninius veiksmus, o kartu ir bendrauti su Dievu, tai yra suvokti informaciją ateinančią iš Dievo, žiūrint į pravažiuojantį tramvajų su užduotimi. Tada tokiu metu žmogaus veikimas nieko nesiskiria nuo Dievo veikimo. Čia Dievas veikia per žmogų ir žmogus pažįsta pasaulį per dirbtinių įvykių suvokimą. Toks paskutinis kasdieninis veiksmas keičia sampratos realybės struktūrą, nes čia veikia ne žmogus, o Dievas ir tai jau yra makro erdvės valdymo lygmuo, kurioje kuriama realybė. Pati erdvė sutvarko taip, kad šis galutinis veiksmas būtų realizuotas. Iškelkite kūrybinį valdymo tikslą, atitinkantį kūrėjo tikslą, išsigelbėjimas ir harmoningas amžinas pasaulio išvystymas. Kartu šis valdymo tikslas išgelbėja visą pasaulį. Pavyzdžiui, iškelkite realybės tikslą išgydyti žmogų nuo konkrečios ligos. Po išgyjimo šis žmogus eis kūrybinio vystymosi keliu, padės kitiems žmonėms eiti kūrybinio vystymosi keliu ir taip išgelbės žmonės nuo destruktyvių vienų ar kitų atžvilgių. Žmonės vystysis, žmonija žengs žingsnį amžinos harmonijos išvystymo link ir panašiai. Pažiūrėkite, kur nuves jūsų valdymo tikslų įgyvendinimas begalinėje ateityje, pavyzdžiui, po milijono metų. Tai yra, pamatykite laimingą žmonijos ateitį, kuri ateis po milijono metų, įgyvendinus jūsų valdymo tikslą. Tikėkite, kad jei dabar pajudinsite ranką, jūsų valdymo tikslas bus pasiektas, žmogus pasveiks, nes Dievas veikia per tave. Jis visada yra žmogaus kūrybiniuose veiksmuose. Dabar pajudinkite ranką, išgydydami žmogų. Ir kai baigsis ranka judėti, bus pasiektas realus žmogaus pasveikimo valdymas. Pamatykite savo dvasios lygmenyje, kad žmogus jau yra pasveikęs ir kad begalinėje ateityje jo išgijimas atves į išsigelbėjimą ir amžiną pasaulio harmoningą išvystymą. Valdymo rezultatą įrašykite frazę. Valdymą įrašau pagal visus realybės parametrus kiekviename erdvės taške, praeityje, dabartyje ir ateityje. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.